Vilmutė, taip ją vadina visi, kurie pažįsta. Jauna mergina savo gyvenime praradusi visus tuos žmonės, kurie mums paprastai būna patys artimiausi ir patys brangiausi. Nuo pat vaikystės vos atsidūrusi vaikų namuose, ji jautėsi pamiršta ir vieniša. Tik močiutės dėka Vilmutė savo širdyje turi nors kelis šviesius prisiminimus. Gera močiutė buvo? Labai gera. Na, tai atsiminė, ką veikdavot kartu? Gal jinai, pavyzdžiui, ką nors labai skaniai tau gamindavo? Ar jūs tiesiog šnekėdavotės? Vat, kuo užsimdot? Kodėl tu taip norėdavai pas tą močiutę? Kodėl tau gera pas ją būdavo? Nežinau, kažkaip, neturėdavau nei mamas, nieko, o pas ją būdavau, kažkaip jausdavau, kad savas žmogus. Ir labiausiai aš jų ir mylėjau. O pas ją veikdavom, jinai labai sunkiai vaikščiodavo su lasdom. Tai eidavom pas šitą kaiminę, pas kaiminės vaikus, o su kaiminės vaikai žaisdavo, jinai sėdėdavo, su kaiminė šnekėdavo. Arba taip kartais jinai dar bandelės kepdavo, o aš jai padėdavau. Ir daug veikdavom, tai žaisdavo su manim, tai dar ten vaikščiodam, lyg parduotuvės nuveidavom. Jin labai sunkiai vaikščiojo, labai sveikatos neturėjo, tai nelabai ką mes veikdavom iš tikrųjų. Bet tau gera pas ją būdavo. Vilmutė sako, kad jos tėvai buvo geri. Nors mama smarkiai gėrė, o tėtis atsirado tik po keliarių metų ir tik trumpam. Bet mergina apie juos kalba be pykčio, tik su skaudžiu ilgesiu balse. Pamenu mamą, bet aš ją pamenu, kaip čia pasakys, visą laiką girta. Bet jin šiaip geros širdies buvo, kad ir girta, bet vis tiek kažkiek tų pinigėlių turėdavo, tai man kiek užsidirba ten nuo bulvių kasimo ar kaip ten jinai, kad ir man vis duoda po lytą, po kiek ten popieriniais, atsimenu mažesnį. O tėtį, tai aš jau buvau pandėlį mokiaus 7 klasėje ir mane atsirado. Jis gyveno už Pandėlę, Panemunį, 25 km liktai. Ir jis mane 2 sykius esą pasiėmęs, o taip jis labai geras, mane labai mylėjo. Bet labai jo mama manęs nemėgdavo, sakydavo, kad ne jo vaikščia. Iš tikrųjų tai gaila buvo ir mamos, ir tėčio mamos, tai kad ir kokie jin bebūtų, bet vis tiek gi man mama. Ir man jos labai gaila buvo, aš verkiau ir kai tėtė mirė, ir kai mama. Nežinau, kažkaip atrodo, kad ir gyvi, kad ir ten mam geria, o tėtė ten nelabai pasiema, negali pasimti. Labai... Nežinau, kažkaip prastai jaučiausi, iš tikrųjų labai norėdavau, kad man pasimdavo mama tenais, ar tėtė, arba maža galvodavau, kad mama nustos gerti, aš ten kažkaip ten jai padėsiu, uždarysiu kambariną ar kur, kad nebeitų gerti. Taip galvodavau, kad kažkaip reikia sutvarkyti, kad ta šeima atsirastų. Mažos toks man atrodo toks variantas. Trūko to šeimos, jausmas trūko. Ir kažkaip norėdavau, kad ta mama nustotų, bet niekaip neišėdavo, ten sustinkina, man ten apkabina ir taip toliau ir nušlimpuoja ten pas kitus. Vilmutė rymodavo prie vaikų namų, vėliau prie internato langų. Ji vis tikėjosi, vylėsi, išvysti pro duris įeinantį žmogų, kuris būtų skirtas būtent jai. Kas nors, nesvarbu, gal teta, gal pusbrolis, nors kartą, nors trumpam jis svajojo pasijusti ne viena. Nesvarbu, kad serganti, nesvarbu, kad nemylėta, bet nepraradusi vilties turėti nors vieną žmogų, kurį galėtų vadinti savo šeima. Nei draugų, nieko kažkaip, visgi, kažkaip... Norisi žmogus kažkokio. Liūdna būdavo, nes visi važiuoja, turi savo, aš nieką neturiu, pas mane atvažiuoja, atrodo, tu pusbrolių pilna, pusėsrių, bet nei vienas netvažiuoja. Laukiu, rimai prie to lango ir nieks neateina. Skaudu būdavo, kai matai, kad pas kitus ateina. Labai. Vis tikėdavais, kad kas nors svajodavai, kad atvažiuos manęs aplankyti. Aišku, laukdavau. Kartais ir paskambindavau krikšto mamai. Kai leisdavo auklėtoją iš ten iš vietinę telefoną paskambinti. Tai paskambindavau kaiminė perduodavo, kad skambindavo, bet neatsiliepdavo. Vienus jeigu buvo atsiliepas, ten pasakė, kad aš atvažiuosiu tuoj. Už kelių dienų į kurgi. Niekados neatvažiuodavo. Nei rūpėjo nieko. Tik taip sakydavo.
Laima ir Vilmutė viena kitos gyvenime atsirado netikėtai. Viena jų svajojo, o kita nė nepagalvojo, kad kada nors gyvenime teks auginti trečią vaiką. Mano sūnus mokėsi internatiniai mokykloje kartu su Vilmutė. Ir Vilmutė buvo kiekgi gal 12 metų. Aš į klasę nuvažiuoju, būdavo ten mažai kas tėvų atvažiuodavo, ten daug ligonių toj mokykloje ir taip paseselių tokių šeimų. O jinai tokia graži mergytė, kažkaip vis va pakalbinu, jinai vis prie manęs tai pasisukioja. Tada į bažnyčią ten kartu prie komunijos vedėm, visur va ir. Mano dukra gyvena toli, bet sūnus per vasarą gyvendavo, kaip gyvendavo, važiuodavo pas dukrą, ten jisai darbų jam įdomiau jaunimas. Pas seserį. Taip, pas seserį. O aš dirbau. Atrodo ir sunku, ir viena, ir visa, ir aš, kaip pasakyti, tokio charakterio negaliu. Atvažiavo, kad būtų, taip tiesiai teisingai sakysiu, jeigu būtų vien be mergaitės atvažiavę, gal būčiau ir sakius, kad ne. Nes labai irgi kažkaip ir bijau, bet atvažiavo auklėtojos dvi, atsivežė Vilmutė, ta žiūri tokiom akytėm, būkit gera, gal 2 mėnesius gali pas jūs jau pabūt. Na, galvoju, 2 mėnesius tuos tegu pabus. Tai va, nuo tų 2 mėnesių taip ir liko. Nes ten savaitę autobusiukas vežioja, tai jinai būdavo penktadienį ir durys paskambina, labas mamyt, nu į ką. Tai visas šeštadienis, sekmadienius, atostogas, vasarą. O dabar, kai baigė mokyklą 3 metus Radviliškį, tai nuo pavasario vaikas iš vis neturi kur dėtis. Tai kai neturi, tai ir būna, kur tai reikia žmogui dėtis. Paskaičiavau vakar kažkaip, kad beveik 8 metai, 7 gal. Daug kas Laimos nesuprato. Vieni įtarinėjo, kiti skaičiavo, dar kiti pirštą ties milkiniu sukiojo. Teisybės dėliai reikia pasakyti, kad Laima negauna globos pinigėlių už Vilmutę, tad pasipinigavimu moters niekas negali apkaltinti. Dabar tapo įprasta vos pakvipus kalėdomis atlapomis širdimis gailėti ir aukoti vaikų namų pamestinukams. Kita vertus, tas gailestis baigėsi tuoj pat po švenčių. Ir pasigirsta kalbos, kad tie valdiškų namų vaikai ne visada elgiasi tinkamai. Laima sako, nesuprantanti nei vienų, nei kitų. Kaip pasakyti, pavyzdžiui, sakykime, Vilmai, jai niekada nieko nereikėjo, gal žmonės įsivaizduoja, jeigu iš vaikų namų našlaitis, tai jisai puls tuoj kažko tai prašyti, man duokit, man reikia, jai nieko nereikia. Jei skaudu būdavo, pavyzdžiui, šventės ar kas dienus pasiema, tai dėdė, tai teta, tai kažkas atvažiuoja, o pas ją absoliučiai niekas. Atrodo, žaisliuką mažą atvažiavai, jai bendravimo, jai žmogaus reikia, jinai bijo viena būt. Jai, kaip pasakyti. Aš irgi esu vieniša, tai aš nors šunį turiu. Tai aš dar vaikus turiu, dar anūkus turiu, o jinai visiškai, jinai nieko neprašo, niekam nieko nereikia. Kai jinai Vilma pradėjo pas mane atvažinėti, man labai gaila jos buvo, vaiką atvežė, tokie batai nuklypę ten visą, gal ir aš palepinau ją, man visų gaila, aš būdavo nubėgau, tai jai auskariukus prašoviau, tai jai batelius, tai aš ją aprengiau, mergaitė, eina gatvė, atrodo, visos įsipuošę visą, bet jinai vaikas niekada neprašė, o tų pinigėlių, kažin kokių ten stebuklo negauna. Ir jinai vaikas tikrai visko turi, nepleista, gyvena kaip namie ir ne taip pasakyta, kad aš ją pasiėmiau. Aš jos nepasiėmiau. Jinai pati atėjo. Pati atėjo ir aš, pavyzdžiui, neišvariau, neišvarysiu nieko. Ir kai žmonės sako dėl pinigų, tai ir aš galiu pasakyti, kiek vaikų namuose yra našlaičių. Tegu visi žmonės, taip, tegu visi žmonės po vieną iš vaikų namų. Viena yra man pasakė, sako, tu durna. Taip sakau, aš durna. Nes protingi, turtuoliai, sakykime, visokie, jie nepasiima. Nė vienas nepasiima. O aš pasiėmiau ir laikau, todėl, kad aš kvaila. Šiais laikais iš tikrųjų tokių žmonių retai yra, nes jin pati yra su negali moteris ir sūnus šiek tiek ir tikrai problemų ir iš mažų pinigėlių jie gyvena, iš 600 gyvena. Nežinau, iš tikrųjų gal tiek metų, kad pažįstamos jau jos, tiek metų vis tiek atvažinėdavo iš globos namų pas ją pabūt, priprato, įsimylėjo kaip savo vaiką ir jin tikrai labai gera ta Vilmutė. Visada su šypsenyte, visada labai švelni ir tikrai va dabar, kai mokosi ten Kavoliškį,
tą mokyklą ir auklėtoja labai myli, niekaip kitaip ir nevadina mūsų Vilmutė. Ir tikrai labai gera mergaitė, niekur jinai neina, niekur jinai gatvių nešlifuoja, nerūkanti, negerinti, kad kai šiais laikais tikrai ir da būtent iš vaikų namų gera tikrai mergaitė, labai. Ir sakau, jai iš tikrųjų pasisekė, kad jin sutiko Laimutę, nes jin daugiau globėjų turėjo, bet va, būtent Laimutę pasirinko. Man jinai atstoja ir mama, ir draugė, kurios neturi. Na, man va taip atstoja. Aš, pavyzdžiui, noriu pasišnekėti, atstoja man draugė. O kai mama, tai ir pabara, ir velnių nuduoda, jeigu kas ne taip. Man visko man atstoja. Na, aš ją ir vadinu mama, man kaip mama. Kad ir nepagimdė, bet vis tiek mama. Rūpinasi, myli, pergyvena ten. Man antra mama. Nuo pat pradžių pradėjai mama vadinti, ar iš pat pradžių dar vardu? Ne, dar savaitę kokią nevadinu, niekaip. Tylėdavau, kaip reikia ko paklausti, Laurinai sakau, paprašyk. Nes aš nežinojau, kaip vadinti, ar Laima, ar kaip. Na ir aš tada po savaitės sakau, ar galiu vadinti mama. Sako, nugi vadink, jeigu nori, jeigu tau patogu, sakau, gerai. O kodėl tu taip norėjai mama vadinti, pavadinti Laima? Nes visi vadina taip. Laurinas mama, Andžela atvažiuoja mama, o anūkai mačiutė. O aš galvoju, kam aš Laimą vadinsiu, man kažkaip jaukiau mama, atrodo, ką mano mama. Nu ir aš tada vadinu, man taip patogiau ir taip kažkaip, jaučiuos, ką mano tikra mama čia. Atrodo, ką mano šeima, kurios labai norėdavau.